Mes esame mėgėjos po darbą varyti į kokius pliusus pradžio, o po to į Mitelicą. Nu tai žodžiu, varom aš, Sandra ir mūsų jaunoji Erika. Tai būna vaizdelis toks šokam ir aplink šitą žavėją blondinę tiesiog va toks ratu. Parodom šitą žavėją blondinę. Tiesiog toks ratukas berniukų, va taip pat greit, kokie 10-15, va taip apsisuka greit ir taip Sandra vis toliau. Žinai, kaip gyvatės tokios. Ir tu tada tik taip matai, va. Šokdama žiūri į batus. Sandra šokdama žiūri į batus. Blemba, nežinau. Ar į nagus labiau? Aš vat niekad nepastebėjau, ką tai Dabar nueisi į klubą, žiūrėk, kur jos vyktis. Gerai, būtinai žiūrės. Gerai. Trumpai dabar, nes tu jau kviesi salę. Kiek mažiausia turi uždirbti tavo būsimas vyras, kuris tavo vaikus darys? O, žinokit, Bet ir augins kartu. labai sunku pasakyti, nes pati dabar draugauju su studentu, tai pas mus toks, vat... Pietus nusipirkė valgyklą studentą. Žemaičių blynus. Už gerą naktį žemaičių blynus. Bet iš tikrųjų neįsivaizduoju, dabar, kadangi kainos labai pakilusios, tai manau, kad vat jau normaliai stovėt ant kojų, tai bent 2000 į rankas. Kuo toliau, to... O gerai, tai vat vyrukas atneša į šeimą 2000 atneša į šeimą, o ką tu jam duodi už tai? Tai aš tai niekad nepalieku galimybės irgi dirbti, nes aš tai nesiruošiu, pavyzdžiui, asmeniškai sėdėti namie ir nieko neveikti. Nu, tai... Darbas darbo, kas be ko, ką tu dar... Žodį savo būsimą vyrą. Ne, suteiksi, kokias irgi, nežinau. Vaikus, meilę, nežinau, ko dar vyrui reikia, kad jis būtų laimingas. Nu tai, man, aš draugauju su šefu, pas mane jisai gamina, tai pas mane viskas biškiai atvirkščiai. Gerai, kokios patiekalus moki pagaminti? Ai, nebūtų jo atsiradę. Išskyrus koldūnus. Nebūtų jo atsiradę, tai gal būtų daugiau. Dabar tai būna dažniausiai makaronai su faršu kokie, karšti sumuštiniai pusryčiai. Klasika. Taip, šiaip boltas, labai geras dalykas yra boltas. Šiandien pusryčius aфиgenus atvežė. Ir patarimas mūsų jauniems subscriberiams, kaip nebijoti prieiti prie merginos ir susipažinti. Būti drąsiem, negalvoti, kad panelės prieis pirmos, nes vis tiek dažnai panos laužosi, standartai, dar kažką. Svarbiausia nebijoti, pasitikėti savim, manau, ir tiek. Nebijoti gauti atsakymą neigiamą. Taip, faktas. Gal tu gausi 5 neigiamus, po to gausi taip ir va, iki gyvenimo galo. Viskokia gali būti. Neigiamas atsakymas jums. Gerai, ačiū tada. Ačiū jums, merginos.